Ar kada pagalvojai, kaip Lietuvoje gimė žaidimų kultūra? Ne ta, kurią matome šiandien su streameriais, discordais, pasauliniais turnyrais. Kalba eina apie pirmąją kartą. Apie tas vietas, kurios atrodė tarsi šventovės. Su pilkais CRT monitoriais, plasmasiniam klaviatūrom ir švytinčiais Windows XP ekranais. Apie kompines, arba kitaip interneto kavines, kuriuose kone slapta gimė viskas, ką šiandien vadinam žaidimų bendruomenė. Tai nebuvo tik vieta pažaisti. Tai buvo pabėgimas, susibūrimas, kova. Ten formavosi klanai, legendos, o kartais ir draugystės visam gyvenimui. Pirmosios kompinės Lietuvoje atsirado apie 99-2001 metus. Jos dažniausiai buvo tamsus, kvadratiniai kambariai įsikūrę rūsiuose, prekybos centrų kampuose arba šalia mokyklų. Langų dažnai nebuvo. Kvapas, mišrainė iš dulkių, prakaito ir mikrobangė pašildyto kibino. Už valandą žaidimų mokėdavai 2-3 litus. Jei buvai pastovus klientas, galėjai gauti 10% nuolaidą. Kompiuteriai dažniausiai su 128 MB RAM, GeForce MX 440 vaizdo plokštėm, vienam su 3 dainomis, Darude Sandstorm, Linkin Park ir kažkas rusiško. Bet svarbiausia, ten gimė bendruomenė. Ateidavai vienas, išeidavai su komanda. Kartais žaisdavai su visiškai nepažįstamais, bet po 2 valandų CS:o turnyro jie tapdavo tavo broliais. Kokį žaidimą tu čia žaidži? Counter-Strike. Jei reikėtų išrinkti vieną žaidimą, kuris valdė kompines, tai be abejo Counter-Strike. Dažniausiai versija 1.5 arba 1.6. Net kai kurie kompiuteriai paleisdavo jį tik minimalią grafiką, bet tai nesvarbu. Kompinėse Counter-Strike žaidžiant garsas buvo toks pats svarbus kaip ir vaizdas. Visi ausinukai buvo žemti, viskas gerai, žaisdavai per kolonėlės, kur sėdėdamas 20 cm nuo priešo išgirdavai kiekvienoje žingsnį. Tada atsirasdavo vietinės komandos, dažniausiai draugų grupės. Viena iš jų LSK, Lietuvos snaiperių komanda. Jie turėjo net savo forumą ir tinklapį, kuriame dalindavosi taktikomis, skinais, demo įrašais ir net čytų pasiūlymais, nes tuo metu dar nebuvo moralinių ribų. Kas surasdavo geresnį wallhacką, tas būdavo protingesnis. LSK dažnai žaisdavo prieš Asterix ir No Fear ir kitas komandas, kurios atstovaudavo įvairius miestus ar net mokyklas. Kai kur vyko tarp mokykliniai CS:o mečai, kompiuterių klasėje per ilgą pertrauką, kol mokytoja nemato. Quake buvo žaidimas ne visiems. Jei Counter-Strike tai realistinis taktinis mūšis, Quake buvo kaip narkotikas. Greitas, intensyvus, reikalaujantis gyvuliškos reakcijos laiko. Pirmieji Quake LAN turnyrai Lietuvoje vyko rūsiuose su techno muzika ir stroboskopais. Taip, tiesioginė prasme, vienas Vilniaus klubas organizavo Quake vakarą su DJ-jum, kur žaidėjai mušiuodavosi dėl Red Armoro, o aplink grojo Prodigy. Legendinis žaidėjas Nox iš Kauno buvo vadinamas raketiniu dievu. Sakoma, jis pataikydavo raketą ore, žaisdamas be garsų, tik pagal judesių modelius. Jo frag movie su Smack My Bitch Up iš Prodigy daina buvo legenda. Peržiūrėta keliose kompinėse 30 kartų per vieną savaitgalį. Kaip to meto, tai yra labai įspūdingi skaičiai. You know what would be a super party? A StarCraft LAN party. Oh yeah, dude. Tiem, kas mėgo protą labiau nei refleksus, buvo StarCraft. Lietuvoje jis turėjo savo fanatikų sluoksnį. Žaidėjai mokėsi build orderius mintinai, net nežinodami, ką tie žodžiai reiškia. Kaune 2003 metais įvyko vienas slapčiausių LAN turnyrų. Garaže. 3 kompiuterių tinklas, 2 litrų Coca-Cola prizas ir žvakė, nes lemputė per daug švietė į ekraną. Vienas žaidėjas Zergas LT buvo tiek greitas, kad jo klaviatūra tiesiog suskilo. Sakoma, kad jis mokėsi žaisti, žiūrėdamas Korėjos replayus per kazą, net nesuprasdamas jų kalbos. Jam svarbu buvo judesys. Warcraft 3 buvo dar viena kultūra, su herojais, statybom, spelais ir ilgai žaidimais. Kompinėse jis buvo mėgstamas dėl to, kad nereikėjo nuolat šaudyti, bet reikėjo mąstyti. Lietuvoje atsirado pirmieji gyvi komentatoriai, be mikrofonų, be YouTube, tiesiog stovėdavo žaidėjo ir garsiai komentavo. O ne, jis eina į krypus be healo, žiūrėk, dabar pasiklausysiu Chain Lightning ir panašiai. LAN party tai buvo tarsi ritualas. Susinešti kompus į vieną vietą, susijungti per mėlynus kabelius, valgyti šaltą pizzą, gerti kolą ir svarbiausia, kad žaisti iki paryčių. Kartais LAN vykdavo net slapta. Vieno panevėžiečių klano nariai kartą organizavo LAN turnyrą viename bute, kai tėvai išvažiavo į sodą. Įėjimas per balkono duris. Žaidė be pertraukos 14 valandų. Vienintelis incidentas, kai kažkas nugėrė pusę limonado be leidimo. Drama iki ašarų. Bet kompinės neapsiribojo tik žaidimais. Ten gimė pirmieji nikai, pirmieji elektroniniai paštai, pirmieji HTML puslapiai. Vienas vaikinas kartą net sugebėjo kalbėti visą savo klasę naudot
ICQ, nes MSN yra per daug komercinis. Kompinės buvo vieta, kur sužinodavai, kad to mieste kažkas žino apie tą patį žaidimą kaip ir tu. Ir tada atsirasdavo ryšys. Atrodo, kad kompinės išnyko kartu su CRT monitoriais. Bet yra žmonių, kurie neleidžia šiai kultūrai visiškai užgesti. Šiandien, kai visi žaidžia per Steam ar Epic Gamesus, vis dar egzistuoja vieta, kur vyksta viskas kaip senais laikais. Tai Silicio palėpė. Bendruomenė, kuri atsirado tam, kad prisimintų, kaip viskas prasidėjo. Jie renkasi su senais Pentiumais, originaliomis Sound Blaster garso kolonėlėmis ir žaidžia ne šiaip sau, o per LANą. Jokių Discordų, jokių skinų, jokių mikrotransakcijų, tik grynas, tikras old school žaidimų džiaugsmas. Jie žaidžia Quake, Unreal Tournament, Red Alert, netgi Doom per null modem kabelius. Ir tai nėra tik technikos demonstravimas, tai ritualas. Jie klausosi senų soundtrackų, dalinasi bootleginiais dekais su ranka pieštais viršeliais. Kartais į renginį ateina 15-20 žmonių. Ir nors jie atrodo kaip iš skirtingų pasaulių, jos vienyje viena idėja. Žaidimai turi sielą, kai žaidi su žmonėm šalia. Silicio palėpė nėra muziejus. Tai gyvas prisiminimas, kad kompinės niekada neišnyko. Jos tiesiog transformavosi. Iš rūsių į palėpės. Iš mokamų vietų į bendruomenės. Iš verslo į meilę nostalgijai. Šiandien viskas kitaip. Žaidžiame vieni, bet esame prisijungę per milijonų. O tuomet buvo atvirkščiai. Buvom kartu fiziškai, bet atsijungę nuo pasaulio. Kompinės nebuvo verslas, jos buvo prieglobstis. Vieta, kurioje gimė pirmieji žaidėjai, pirmi turnyrai, pirminikai ir galbūt pirmosios mūsų internetinės tapatybės. Ir galbūt dar yra vieta, kur Rusija stovi CRT monitorius, kur kažkas dar saugo Frag Movie su Linkin Park Crawling daina. Nes tai mūsų istorija.